Sveiki vaikai, šiandienos tema prie abiejų nelygybės pusių pridedam tą patį skaičių ir atimam tą patį skaičių, galima čia pat prirašyti. Gerai, tai jeigu turime nelygybę, minus 3 mažiau už 0, tarkim. Gerai, tegu būna taip. Mažiau už 0. Kad prie abiejų nelygybės pusių pridėti kažką, aš rašau taip. Užbraukiu liniją, už tos linijos parašau veiksmą, kurį darysiu, kad nepamiršti, ką aš darysiu su abiejom nelygybės pusėm. Tai gerai, abi nelygybės pusės, tai kurios pusės tos yra? Tai viena pusė yra iš kairės nuo nelygybės ženklo, kita pusė iš dešinės nuo nelygybės ženklo. Tai gerai, kairiai pusėje aš turiu minus 3. Ką aš turiu padaryti, jeigu aš noriu pridėti pridėti 3? Aš prie minus 3 pridedu 3. Taip, viena nelygybės pusė. Dabar kitoj nelygybės pusėje padarau lygiai tą patį. Irgi pridedu 3 kitoj nelygybės pusėje. Tokiu būdu aš nesugriaunu balanso. Tai reiškia, kas buvo, taip ir turėtų likti pagal idėją. Jeigu aš ir vienoj pusėje pridėjau, ir kitoj, tai nelygybės ženklas jisai galios ir toliau. Niekas nepasikeis iš esmės. Tai gerai, šitoj pusėje 0, šitoj pusėje 3. Aišku, 3 yra daugiau už 0, arba 0 mažiau už 3. Iš kurios pusės žiūrėsit, taip ir bus. Tai kas bus, jeigu aš turiu sudėtingesnę kokią nors nelygybę, tarkim, x plus 1 daugiau už, nežinau, minus 2 minus x. Kaip pavyzdys, sunkesnis variantas. Gerai, dabar atimsiu kažką. Tai dabar noriu atimti, tarkim, 4. Atimsiu 4. Iš abiejų nelygybės pusių. Tai gerai, dabar iš kairės pusės atimsiu 4 ir iš dešinės pusės irgi atimsiu 4. Kur parašysiu tą ketvirtą, nesvarbu. Aš galiu jį parašyti ir į viduriuką įkišti. Tarkim, jeigu man patogiau matyti, kad du skaičiai šalia vienas kito. Čia jau iškart taip atsitiko netyčia, kad 1 prie 4, o čia aš dabar įterpiau tą ketvirtuką į viduriuką. Gali būti taip, gali būti taip, nesvarbu. Ir taip yra teisingai. Ar aš minus x minus 4, ar minus 4 minus x. Ir taip yra teisinga. Tai gerai, dabar įvykdau tą, ką norėjau padaryti. Tai plus 1 minus 4 bus minus 3. X kaip buvo, taip ir liko. Prie jo aš nieko nepridėjau. O čia minus 2 minus 4 minus 6 minus x. Taip ir atsitiko. Tokį skaičių ir gavau. Gerai, o jeigu aš noriu pridėti jau nebe skaičių, o raidę, tai gerai, galim ir tai padaryti. Jeigu aš turiu, tarkim, x minus 2 ir turi mažiau arba lygų 3 plus x. Ir prie abiejų nelygybės pusių aš noriu pridėti dar vieną x arba 2x. Gerai, pridėsiu 2x. Noriu prie abiejų nelygybės pusių pridėti x. Gerai, ką aš darau? Čia prie x pridedu 2x ir atimu 2, kurie buvo likę prieš tai. Ir dabar mažiau arba lygų 3 plus x plus 2x. Štai. Prie abiejų nelygybės pusių bandau pridėti 2x. Tai dabar prie x 2x pridėjau 3x minus 2 ir 3 plus 3x. Kaip matot, nieko absoliučiai sudėtingo, tiesiog atliekame sudėties arba atimties veiksmą su abiem pusėm. Taip? Ar turim klausimų? Ne, gerai, ačiū.